Sveiki, bičiuliai šauliai, tai vasario mėnesio horoskopas jums. Pirmoji vasario mėnesio pusė būtų palankus laikas, kas susiję su finansais, su bendravimu, su komunikacija, dalintis žiniomis. Nuo vasario antros pusės palankus laikas būtų kaip tik tobulėjimui, labiau dėti pastangas, komunikuoti, stengtis, galbūt ten rašyti, tvarkyti reikalus su dokumentais, ieškoti bendrumo su kitais, tobulinti savo įgūdžius, dėti pastangas ir bendrauti su pažįstamais, su jaunesniais giminėm. Ir palankus laikas, toks kaip stabilus, būtent bendravimų komunikacijai. Nuo vasario pabaigos palankus laikas tvarkyti būtų reikalus susijusių su nekilnojamu turtu, transportu, remontu, kviesti svečius, aplankyti mamą, gerinti santykius su mama. Ir stenkitės kontroliuoti išlaidos, kad nepersistengtumėt ypatingai su namais. Vasario mėnesio palankus laikas sveikatai. Tai ypatingai, kad mokytis, kaip nugalėti kliūtis ir priešus, siekti išminties, žinojimo, kovoti su savo vidiniu negatyvu. Ir palankus laikas rasti vairius sprendimus darbe, sakykime, sužinoti kažką daugiau apie darbą. Ir vasaris gali būti toks sudėtingesnis santykiuose, santykiuose bus tokios daugiau energijos, tai gali būti tokių daugiau konfliktų, daugiau nesutarimų, nesusipratimų, tai stenkitės kontroliuoti savo energiją, būtent kaip savo pyktį, kas ieško antros pusės, tai palankus laikas dėti kaip tik daugiau pastangų, kad antrąją pusę būtent, kad sutikti, susipažinti. Tai būtų tiek, primenu, kad tai yra bendro pobūdžio informacija. Prašau, pasitikslinkit savo zodiako ženklą, mano video yra toksai, koks jūsų zodiako ženklas, kad pasitikslint, kad tai yra tikrai prognozija būtent jums. Ir jeigu domitės būtent astrologiją, norit išmokti, perskaityti horoskopą savo kitų, kovo 2 dieną kviečiu jūs į kursą pradedantiesiems. Linkiu, kad vasario mėnesio būtų jums prasmingas, sėkmingas, būkit laimingi ir iki pasimatymo kituose video.